Reikia nustatyti koeficientų a ir b reikšmes, jeigu mes žinome, kad čia yra nubrėžtas funkcijos ax kubų plus b grafikas. Prisiminkime, kaip atrodo funkcijos tiesiog x kubo grafikas. Jeigu mes brėžtumėm y lygų x kubu, mūsų grafikas eitų per tašką 0, 0, štai tokia būtų didėjančioji funkcija. Mūsų grafikas akivaizdžiai neina per tašką 0, 0, jisai yra vienu langeliu nuleistas žemyn. Tai reiškia, kad mūsų grafikas, štai šis koeficientas b yra lygus -1, nes grafikas vienu langeliu nuleistas žemyn. Dabar jau galime užsirašyti, kaip mūsų funkcija atrodo ax kubu ir -1, vienu langeliu nuleistas žemyn. Pažvelkime. Čia x kubas yra didėjančioji funkcija, čia mažėjančioji, reiškia koeficientas turėtų būti neigiamas būtinai, bet koks konkrečiai mes galime nustatyti tik pasirinkę kažkokį tašką. Tai geriausiai čia yra pasirinkti, labai aiškiai matosi, kad mūsų grafikas eina per tašką 1 ir -2. Taigi aš vietoj x-iuko čia įsirašysiu vienetuką, bus 1 kubu a -1, o vietoj y-iuko įsirašysiu -2. Ir gaunu a -1 lygų -2 arba a lygų -2 pridėti 1. A pas mus lygus -1. Įrašau atsakymą -1. Galiu dar pasitikrinti, užsirašau y lygų ax kubų, tai įsirašysiu dabar konkrečias reikšmės, y lygų -x kubų -1 ir paimu dar vieną taškiuką, va čia labai neblogai matosi taškas -2 ir 7 ir patikrinu, -2 kubu yra -8 ir dar prieki minusas buvo, tai 8 ir atimsiu 1, gausiu 7. Reiškia, aš išsprendžiau uždavinuką gerai.